Mano susidomėjimas automobiliais prasidėjo nuo jaunų dienų, kai beveik gimiau. Labai patiko ta visa transporto priemonė, tas gaudimas variklių ir visa ta mechanika, viskas. Nuo mažens norėjau domėti, žiūrėti, kas, kaip ten, kur ten ir kas randasi, taip kad nuo pat vaikystės. Vairuoju BMW F20 1.2.0D 105 kW, 2 litrų sulčių pakelis. Kodėl aš jį vairuoju? Nes man patiko jo išvaizda, patiko, kad jis baltas ir raudonas salonas, patiko kolonkės. Ir šiaip, nežinau, toks mažas miesto smagus kartingas, bet kažkada reiks geriau biškį pasiimti. Mane automobiliuose žavi viskas, tiek greitis, tiek dizainas, tiek mechanika. Man labai patinka jos vairuoti. Labai patinka gilintis į jų bendrą visą mechaniką, kaip jie sudėlioti, kodėl jie taip sudėlioti ir tiesiog labai smagu man taip daryti. O dizainas nuo pat vaikystės labai patiko visų automobilių, patiko žiūrėti, kaip skirtingi gamintojai perteikia savo emocijas. Vairavimas man labai patinka, man tai šiaip nuostabiausias dalykas ir pabėgi nuo savęs, pabėgi nuo kitų ir atitrūksti biškį nuo realybės ir ta tokia oazė susidaro aplinkui labai gera, labai smagu ir labai džiaugiuosi. Mane labiausiai domina, manau, driftas. Užsiiminėju tiek realybėje, tiek simuliatoriumi ir šiaip labai žavi man tie visi vairuotojai, pilotuotojai. Ir tiesiog tas jausmas, kai jauti, kad automobilis lysta šonu, yra neišpasakytas ir taip norisi dar, bet nebent esi labai geras vairuotojas, turi tam skirtą bolidą ir tu gali valandą sukt ratą aplink vieną ašį ir tikėtis, kad neišsitaškys tavo padangos į skirtingas pusės. Į tokį požiūrį atsakyčiau, kaip automobilių entuziastas, tai labai blogas požiūris. Man labai nepatinka, labai gaila pamatyti parkinge stovinti gan retesnį E92 BMW modelį ir kai savininkas jį apleidžia taip, kad ir salonas suplyšęs, ir kėbulas apdaužytas, ir net ir ratai paprastesni užmesti. Tai labai gaila, nes nežinau, mano nuomonė automobilis turi sielą, tu lyg draugas su juo esi, tai kažkaip jį turi prižiūrėti, turi jo rūpintis ir jis tada tavim pasirūpins. Taip. Nuo vaikystės siekiau to ir studijuoju transporto inžineriją. Galbūt šiek tiek ne ten pataikiau, nes galvojau iš pradžių, kad čia kaip mechaniko darbas gausis, bet išėjo kur kas kitaip ir galbūt daugiau ir galbūt dar netgi ir geriau. Tai aš manau, kad siesiu savo ateities karjerą su automobiliais ir šiaip bendrai su visų transportu.